Sveiki, sveikučiai, šiandien išbandysim naują Maybelline Sensational Firework blakstienų tušą. Žiauriai įdomu, kokį stebuklą jis iš mano blakstienų gali padaryti. Pradžioje aptarkime patį įpakavimą. Man labai patinka, labai gražus, estetiškas, toks mergaitiškas įpakavimas. Štai kaip atrodo patys šereliai. Jisai labai lankstus. Tai tikrai nepraleis jokios jūsų blakstienos. Kaip ir yra parašyta, kad šitas tušas gali jūsų blakstienas padažyti 360 laipsnių kampu. Tai reiškia visiškai pilnai visas, nepraleisti nei vienos blakstienos. Aš asmeniškai labai pati mėgstu tokius šepetėlius, kurie yra lankstus, yra trumpi šereliai, tai reiškia, kad tikrai pasieks visas blakstienas. Ir kodėlgi vadinasi firework, tai yra ferverkai, ogi todėl, kad turi padažyti blakstienas taip, lyg atrodytų kaip ferverko kibirkštis. Pabandom. Pasižiūrėsim, kągi iš mano blakstienų gali padaryti. Nes dabar esu visiškai nepasidažius, kaip be akių. Esu labai neįpratus savęs matyti be tušo, tai pats laikas pasidažyti. Pradžioje pasidarysiu pirmą sluoksnį ir pažiūrėsim, kaip dažo. Labai gražiai, natūraliai, iškart nelipina blakstienų, nes kai būna nauji tušai, pradarom ir būna tiek daug masės ir iš karto lipina blakstienas, tai šitas tušas to tikrai nedaro. Žiūrėkit, labai gražiai taip natūraliai padažė blakstienas, jas prailgino, atskyrė. Nėra per daug masės. Aš esu įpratus naudoti blakstienų tušus, kurie yra prailginantis, bet dažniausiai, kai juos tepuosi, blakstienos atsiskiria, prailgėja, bet neatrodo tankios. Tiesiog atrodo, kaip prailgėja tokie blakstienų plaukeliai ir jie labai atsiskyrė. Šitas tušas atrodo prailgina, bet to pačiu ir pratankina, padažė tokias blakstienas, kur aš dažniausiai net nematau, kad aš turiu jas. Tai va, pasižiūrėkit, koks skirtumas yra po vieno sluoksnio. Tai čia padažytos, čia nepadažytos. Kai esu nepasidažiusi blakstienų tušo, atrodo, kad iš vis blakstienų neatsiranda dažniausiai. Na ir dabar laikas keliauti prie antrojo sluoksnio. Kol kas tikrai labai gražiai dažo blakstienas. Jos yra nesulipusios, nes dažniausiai antras sluoksnis jau yra apgaulingas ir pradeda klijuotis blakstienos. Atrodo, kiek braukau, bandau šukuoti su tuo pačiu šepetėliu antro sluoksnio. Visiškai nesulimpa blakstienos. Geras. Pasižiūrėkit, kaip atrodo mano akis. Iš karto tokios ryškios, atsivėrusios, tankios, prailgėjusios blakstienos. Nes čia tai atrodo, kad jau net neturiu. Mano natūralios blakstienos yra žiauriai plonos ir šviesios. Tai aš realiai negaliu nesidažyti su tušu, nes tiesiog va taip atrodys. Būtų gerai pabandyti pasidažyti apačią, bet mano apačioje yra labai plonos blakstienos ir jos netrodo gerai dažniausiai, tai manau net nerizikuosiu. Iš vis net dažniausiai nesidažau apačios, jau nežinau kiek laiko, tai esu tiesiog atpratus, bet tikrai matosi skirtumas ir dabar keliaukime pasidaryti kitą pusę. Na ir dar šiek tiek apie patį tušą. Tai čia nėra tiesiog tušas, kuris dažo blakstienas. Jis taip pat turi savyje B5 vitaminų, kurie praturtins jūsų blakstienas, jas pamaitins. Tai reiškia, kad jūs galite nebijoti pastoviai dažyti su tušais, nežinot, kaip naudoja dažnai kažkokias priemonės, pradeda sausėti plaukeliai, pradeda sakyti, kodėl čia byra blakstienos, byra antakiai. Tai to nebus, nes jis yra maitinantis tuo pačiu jūsų plaukelius. Taip pat patys šereliai yra elastingi, išdėsti lyg besisukantis ferverkas. Tai reiškia, kad jūsų blakstienos tikrai bus padažytos pilnai, net ir pačios mažiausios, ploniausios. Ką aš ir dabar pastebėjau, kad atrodo dažausi su šito tušu ir padažu blakstienas, kuriuo aš dar net nemačiau, kad iš vis turiu, nes aš kaip pasidažau, tai netrodo mano dažniausiai tankios. Jos būna ilgos, bet tikrai netankios blakstienos. Taip pat visada, kaip aš dažau blakstienas, labai mėgstu įremti į pačias šakneles ir daryti tokį kaip blakstienų atkelimą. Taip dar labiau jos prailgėja. Aišku, neįmanoma išvengti neišstepliojimo akių, nes visada dažau su tušu ir visą laiką viską išsteplioju. Tai... Taip pat apie patį blakstienų tušo išstepliojimą. Tai visada palaukite, kaip pilnai nudžius blakstienos ir tik tada valykite. Nes jeigu pasidažysit, bus dar ta tokia... tiršta masė ant blakstienų neužstingusi. Jūs kai valysite su
šepetėliu kažkokiu ar krapštuku suklijuosi blakstienas. Nes tiesiog pradeda trinti, jos pradeda veltis, tai tiesiog palaukite. Arba valau dažniausiai su krapštuku, arba pasiemu jau kažkokį seną blakstienų tušo šepetėlį išplautą ir su juo nukrapštau. Nu tikrai labai gerai. Labai gerai. Aš labai mėgstu šitą rezultatą. Aš esu atsirinkus blakstienų tušus, kurie konkrečiai man tik tinka, nes būna su kitais dažausi ir nesuteikia man jokio rezultato, kuris mane tenkintų. Tai šitas patiko. Man jis ne tik prailgino, bet ir pratankino blakstienas. Tai tikrai keliaus, žinokit, į mano mėgstamų blakstienų tušų sąrašą.